Ką, labą rytą, trečiadienis, ankstyvas rytas, prieš 8 važiuojam į sporto salę dabar. Pasportuosim, tada man reikės lėkti Gariūnus, pasiimti automobilio detalės. Į servisą, žodžiu, reikia vežti. O tada važiuosim filmuoti reklamą filmuosim stripsams ir po to turėtų būti fainas susitikimas su vienu senų pažįstamu. Jis už mus daug vyresnis ir gal turės kažką gerą papasakoti mums iš savo patirties, pamokinti ir taip toliau. Tai va, bet iš esmės busy day, nežinau kiek daug spėsim nufilmuoti, bet tikėkimės kažką spėsim. Nu ką, draugeliai, tik dabar grįžom į ofisą, dabar jau yra lygiai 4 šiaip. Ir aš ten variau po servisus, grįžom, paskui varėm filmuoti reklamą, gerai greit nufilmavom ir tada varėm į susitikimą su labai senu pažįstamu, kuris daro labai didelius dalykus ir labai daug patirties turi ir supranta ir davė gerą spyrį šikną, pamokė daug, pasiūlė daug ką daryti. Tai va, tai dabar šiaip realiai laukia labai daug įdomių dalykų. Vienas bičiukas užkalbino, nes matė mūsų video, pagyrė, pasakė, kad žiūri, tai labai fun, shout out Titas, pats irgi verslininkas, tai va, irgi čia toks buvo cool thing, kad žmonės atpažįsta, sutikau savo seną klasiokę, su kuria irgi labai fainai pašnekėjom, tada pardavimų žiauri daug, labai gerai eina, Shopify notification visą laiką taip. Ir tiesiog atrodo tiek daug gerų dalykų dabar vienu metu ir viskas eina taip per sviestą, kad jau žinau, kad toj bus kažkas blogo. Tai nes, kaip sakoma, vis tiek daugiausia saulės būna prieš audrą, kaip ten kažką tokio sakoma, atrodo. Tai va, tai reikia išlikti, vadovauti šaltų protų, viskas chill, eiti, kilinti ir executinti toliau. Ir per daug nesidžiaug dabar, nes jo, cool stuff happening, bet dar vis tiek labai toli esam nuo golo, kurį esam savo užsistatę. Svajonės labai didelės, reikia ir dafika dirbti. Tai va, gerai, skambinu. Tai realiai einame toliau dirbti. Nu ką, šiandien kaip ir viskas padaryta iki galo. Jau yra vėlu ir aš lėkiu į protmūšį. Kiekvieną trečiadienį varu į protmūšį su draugais, biški smegenis palavinti ir šiaip žinių parsinešti. Nu ką, draugai, ketvirtadienis, pagaliau valgau, varškė, bananas, graikiškas jogurtas, čia mano everyday pusryčiai, stengiuosi valgyti pusryčius dabar dažniau, bet ne vis nespėju. Laukiama Ainio, kuris atvarys, šiek tiek pakalbėsim, pasiruošim gal strategiją kažkokią ir eisim į susitikimą. Pagaliau užbaigta visą balaganą. Varom į mytą. Nu ką, pakeliu į mytą, ramu, gražus oras, nelyja, nešalta, gerklės neskauda. Ir realiai tikėkime atsikratysim mes tos Spalio akademijos, nes dabar labai daug darbų ties kitais dalykais. Bet, palinkėkite mums sėkmės šiam susitikime ir duosim žinot, kas įvyko, kas atsitiks ir kaip bus toliau po myto. Ačiū. Nu tai va, po pokalbio, susitikimo. Kiek čia, 1.5 valandos kažkur? Jo, beveik 1,5 valandos, apie valandą. Pašnekėjom. Viskas gerai šiaip. Labai žmogiškai, draugiškai pašnekėjom. Radom kažkokį bendrą kompromisą. Ir dabar realiai reikia palaukti iki kito pirmadienio, gal net anksčiau. Kažką atsiūs kainą ir gal sutartėlę. Ir žiūrėsim. Tiesiog reikia ten... Kalbėjom su vienu žmogumą, turėjom kalbėti su 4, ne visi galėjo. Dėl to biškį užsitęs viskas ir neturim atsakymą dabar. Bet kažkokį atsakymą gausim. Tad visai nieko. Fainai. Laukiam pirmadienio vėliausiai ir turėtų duoti žinot mums. Šią savaitę jaučiu rekordinius kiekius susitikimų. Rytoj penktadienį varom į dar 2. Varom į vieną susitikimą su vienu bičiu, kuris irgi mūsų sferoje dirba. Ir šiaip įdomu išgirsti istoriją. Gal kokių jūs patarimų, gal mes jam patarimų, kažko pasidalinti galim. Ir tada dar varysim kitą susitikimą, kur su mūsų draugai, kurie turi marketing agentūrą. Ten gavom pasiūlymą daryti bendrą tokį projektą, papildų ir ten sveikos gyvensenos sferai, e-komercinį verslą. Tai va, ir žiūrėsim, gal ir to kažką ir su jais sutarsim. Tai va, darbų žodžių daug, lekiam atgal į ofisą ir tęsim darbus.
man būtų... Buvome susitikime vakar su seniai pažįstamu žmogumi. Jisai mus pakvietė kavos išgerti, nes tikėjom iš tikrųjų tiek gauti daug gerų žinių ir visko papasakota mums buvo, labai daug naudingų dalykų. Tai mes norėjom sakyti tie, kurie nefollowinat mūsų dar Instagrame, @startupiorai. Tenai buvome sukūrę kažkada video tokį, kad mes su Saulium, kai pradėjom visą šitą kelionę, jau kai jis į Lietuvą atvarė, kas buvo čia prieš gal pusę metų, šiek tiek mažiau, mes sakėm savo, kad darysim labai daug networkingo ir eisim bendrauti su žmonėm, kalbėti ir susipažinti su visokiais žmonėm. Ir mes tai vis darom, bandom daryti ir pamatėm, kad realiai per tenai daugiausiai ir sužinojom dalykų. Per visokius networkus, per visokius žmonės, su kuriais skambinamės, kalbamės, labai daug sužinom, ką reikia daryti, ko nereikia daryti, kokių klaidų galima išvengti. Ir daug labai pasiūlymų gaunam ir visko, tai siūlom ir jum iš tikrųjų, jeigu norit pradėti savo kažkokią kelionę ar panašiai, tai tiesiog eit bendrauti su žmonėm. Ir į visokius renginius, seni pažįstami visokie, kurie kažką galbūt daro. Susitikti, pakalbėti, pabendrauti, išgirsti jų istorijas ir tikrai dar matysite, ką mes su tuo vakar dienos žmogum pakalbėjom ir gali būti, kad irgi gavom pasiūlymų tiesiog dirbti kartu ties kažkokiais projektais, tai matysite ir tos projektus ir jo, eikit bendrauti su žmonėm, būkit šaunuoliai. Matėm tokį, žiūrim patys YouTube daug ir nedaug šiaip, bet žiūrim YouTube ir tenai žmonės laik sako, tiek ir tiek procentų mūsų žiūrintis nesubscribina. Ir aš tai galvodavau, kad čia šiek tiek yra nesąmonė. Bet dabar žiūrim savo analitikus ir pas mus literaliai analitikos yra parašyta gal 95-27 procentai žmonių, kurie mus žiūri, yra užprenumeravę. Jūs žiūrit, bet ir žiūrit kitą video ir dar kitą video, bet nepaprenumeruojat. Tai tiesiog paspauskit prenumeruoti, nes nieko jums nekainuoja, o mum labai fainai ir galit net ir laiką paspausti. Bet realiai tai paspauskite. Gerai, mes norim labai būti Bright sponsored, tai Bright gėrimas, maldauju pasponsoring, nes geriam, mylim ir supportinam lietuvius kūrėjus, tad prašau, jeigu matom mūsų video, prašau pasponsorinkit. Ir pasubscribinkit, nes tai bus lengviau su jais susiekti, turėtų sakyti, jo, davai. Tai va, ačiū. Labą rytą, penktadienis, atsikėliau su temperatūra. 10 minučių dar kažką varčiausi lovą ir galvoju, kaip čia man blogai, ir tai prisiminiau, kad tiesiog yra viskas galvoj, kad man nėra temperatūros, einam toliau dirbti ir siekti tikslų ir jo, toks motivacinis, gal ir ne, bet žodžiu nesmė, varom į darbą, tada turim susitikimą ir tada turim daug darbo ir penktadienis ir daug darbo. Tai va. Nu ką, draugai, grįžome atgal į ofisą ir atsidarom mūsų mėgstamiausią gėrimą Bright. Skanu. Tai va, žodžiu, esmė tokia. Daug kas rašo, kodėl metėjai uniką, ar nebūtų geriau su baziniam žiniom, kurios tu išmoksti universitetą, paskui statyti verslą. Aš jums pasakysiu tiesiai šviesiai ne. Mano bent situacija, aš esu Amerikoje. Pirmas pusmetis man buvo labai lengvas, nes aš jau verslą kūriau ir bandžiau daryti jau 2 metus, tai vis tiek ten sužinai tas bazinius dalykus, ten kaip padaryti ten income statementus, taip toliau, ten verslo planas, kuris šiaip yra didžiausias bullshit pasaulyje, bet ir antram pusmetį gausi taip, kad mokytojai ir, kadangi buvo maža mokykla, universitetas pamatė, kad man tiesiog per lengva ir aš žinau šiek tiek daugiau, nes tiesiog tai buvo mano karjera ir yra mano karjera ir taip toliau. Tai jie mane įkišo į 4 kursų klases, kur rašė bakalaurus, man ten irgi buvo labai lengva, viską išlaikiau, į pamokas beveik nevaikščiau ir taip gavosi, kad tiesiog nusprendžiau, kad čia yra laiko švaistymas, nes visą tą, ką jie mokinas 4 metus, aš išmokau tiesiog pats darydamas verslą nuo nulio ir žiūrėdamas YouTube, skaitydamas knygas ir man tai realiai užtruktų pusę metų perėti visą 4 metų kursą, ką tenais moko. Tad aš nusprendžiau mesti. Tai mano argumentas yra toks, dėl to, kad aš manau, kad verslo tavęs neišmokins daryti ir pradėti universitetį, dėl to, kad ką jie daro, jie tave mokina visą kaip step by step, kaip viską padaryti teoriškai tobulai. Sukurk verslo planą, susirašk co-founderį, padaryk ten tą, sudevelopink produktą, kuris užtruks metus ir taip toliau. Verslas taip nevyksta. Verslas, realiai tu randi idėją, per savaitę ją prasitestuoji, paleidi rinką, jeigu kažkas perka, kokiai toliau darai. Tenais mokina visiškai kitaip ir aš ką pastebėjau šiaip iš savo patirties, kad universitetas tinka tiems, yra situacija tokia, kad žmogus perims kažkokį verslą ir jeigu žmogus eina į universitetą, jį tenais išmokins, kaip
verslą padaryti ne nuo nulio, o kaip palaikyti tą verslą, kad pajamos būtų vienodos, kad gal kažkiek procentų padidėtų ten apyvarta, pelnas ir taip toliau. Bet nuo nulio visą, ką išmokina jūsų universitete, taip verslas nevyksta. Verslas yra, kiekvieną dieną mes klystam, mokinamės ir mes turime, verslo planas pasikeis 100 kartų per visą laiką, kai jūs darysite patį verslą. Tai dėl to aš manau, kad jeigu einate universitetą ir jeigu jūs realiai einate universitetą, tai dėl to, kad išmokti, kaip daryti verslą, nes jūs norite būti verslininkai, tai aš jums nesiūlau. Tada eikite geriau kažkokią nišinį dalyką, labiau ten, tarkim, inžinierius, ten žinosit kažką daugiau, galėsit tenais kažkokią labai super mega solutioną padaryti ir paleisite tai kaip verslą. Geriau būti kažkokios srities atstovas, o verslą patys išmoksit daryti. Vis tiek dauguma mūsų, kurie jau nori ir žino, kad bus verslininkai, jie turi tą feelingą savyje. Pavyzdžiui, aš tiesiog visat norėjau uždirbti pinigų, man visat trūksta, aš turėjau tą tokį užsivedimą, aš norėjau, dirbau, stengiausi ir aš tiesiog žinau, kad aš būsiu verslininkas, bet aš nežinau, kaip aš tai padarysiu ir kaip aš uždirbsiu tos pinigus. Moral Story universitetas nėra blogai, bet jis nėra visiems. Tai va, čia toks kaip jaučiu, išsiplečiu labai gerai. Dabar kalbant apie verslą, kas vyksta su stripsais ir taip toliau, tai realiai dabar yra Black Friday. Pasileidom ads, pasileidom TikTok ads, pardavimai eina through the roof, labai daug jų. Nespėjom pakuoti. Ir mes realiai esam beveik sold outas. Atsiranda problema tame, kad adų šiaip statyti nėra labai patartina. Nes jeigu jie gerai performina, tai norėtų tiesiog palikti ir kad toliau taip pat gerai performina. Jeigu tu juos sustabdai ir paleidi iš naujo, labai didelė galimybė, kad tie adai tiesiog bus sublogės jų performance. Tai va, mažai stoko, ką daryti. Jau užsisakėm stoko, jis ateis negreitai 2-3 savaitės. Sugalvojame tokį būdą padaryti, prieš pusantros savaitės pasileidom, kad labai daug žmonių netiki, kad realiai tos juostelės veikia ir mums reikėjo jiems įrodyti. Jie nenori mokėti iš karto 22 eurų už juostelių pakelį, nes gal net neveiks, nes jie to netiki, čia obvious. Tai va, mes ką padarėm, tiesiog trial packą, jie gauna 2 juosteles, išsibando, tai kainuoja 95 euro centus. Ir ką mes tai su to padarėm, mes padarėm tokį kaip grįžtamumo ryšį, kad jeigu jiems patinka, kažkur apie 50% tikrai sugrįžtų klientų ir nusipirks iš naujo. Nes kol kas dar nesam girdėję nei vieno blogo atsiliepimo, kad neveiktų šios juostelės. Tai va, tai mes tai darome, kol kas mes dar turime šiek tiek stoko, kurį jaučiu išsiparduosim per 1-2 dienas. Mes turėsim maždaug 1,5 savaitės, ką mums reikia daryti. Tai realiai mes labai pušinsim tą dalyką, kad mes esam sold outą, kad žmonėms labai patiko, darysim tai organiškai, kad bildinti vis daugiau trusto. Tai va dar vienas dalykas, kurį mes supratome, kad mums patinka tas posakis, kad mes išsibandome savo rinkoje, jeigu paeina mūsų rinkas, einame į kitas rinkas. Lietuvos rinka yra žiauriai maža, mes turėtume pasiekti maždaug 10 štukų apyvartos per mėnesį greitų metu ir tas yra labai fainai, uždirbam kažkiek pinigų, bet čia vis tiek norim daugiau skailinti. Ką mes darom, mes pasiekėm 5000 eurų apyvartos per mėnesį ribą, karto einame į kitą rinką, pasižiūrėti, kuri rinka mums potencialiausia, lokalizuojame ją ir tada leidžiame tenais ir bandome skailinti toliau, bet norime pagrindę eiti į visą pasaulį, būti worldwide didumo brandas ir daryti didelės apyvartas. Ir toks mūsų yra tikslas. Tai va, judame dirbti. Nu ką, žinokit, pats netikiu, 6:30 ir jau visi darbai pabaigti. Aš nežinau, ką toliau daryti. Taip, ten gali toliau daryti visokius necessary dalykus, bet šiandien penktadienis ir aš nežinau, kad aš pasirinkau, kad taip anksti subaigęs darbą. Tai aš galvoju, gal šiandien metas ir pabaigti ir važiuoti ilsėtis tiesiog. Irgi variantas visai. Nu jo, reikia varyti pilsėti. Šiandien pasidaryti draugadienį, varyti su draugais kažkur, nes reikia ir to tokio socializinimo. Tai jo, šiandien džiaugiu daug kalbų prieš kamerą, aš atsiprašau, šitas video jaučiu bus tokio ilgumo. Tai jo, nežinau, rytoj gal net ilgiau pamiegosiu ir rytoj vėl kupinų jėgų, kaip simi darbus.